Sveiki visi, darau naują video. Ilgai prašytas video, tai yra kas mano kuprinė. Kuprinė yra nieko dudėti ir panašiai, čia dar kaip tik yra knygų, kurių aš tikrai nerodysiu, nes manau niekam nėra įdomu, kokios pas mane knygos. Pradėsiu nuo pačio mažiausio. Ant pačio mažiausio skyriaus yra užkabinti 3 segtukai. Dabar noriu labai trumpai pakalbėti apie šitos segtukus. Ir tai yra seksiai. Jie būna štai tokiam įpakavime ir #seksiai. Tai segtukas, kuris užsideda su tokiu galiuku. Toks ženkliukas. Juos galima prisisegti prie bet ko. Aš juos esu prisisegusi prie kuprinės. Ir man tas žiauriai patinka. Jie yra labai smulkus ir jie duoda tą tokią ekstra detalę. Taip pat vienas iš ženkliukų. Visi mėgstam pašvęsti. Ir kitas yra ok. Man žiauriai patiko jų puslapis. Ta prasme, čia atrodys kaip visiška reklama, bet ne, iš tikrųjų tai man labai patiko jų puslapis ir tai, kad prie kiekvieno to tokio seksio, nežinau, jį pavadinti seksiais tikriausiai reikia, prie kiekvieno jo buvo parašyta šmaikšti eilutė, tai yra kaip pavyzdžiui gerai 1 kokteilis, bet 3 geriau, kažkas tokio. Esu juos štai taip susisegus ir jų puslapį paliksiu apačioj. Su jie jau einu, man atrodo, 2 metus. Ir yra labai kokybiška ir tiesiog neturiu kuo pasiskųsti šitą kuprinę. Atidarius patį pirmą skyrių galim pamatyti mano fizikos kontrolinį, kuriame gavau 6. Liuks. Toliau yra servetėlės, reikėjo pasivalyti ant kažką. Ausinės, nes jos yra, bet jos yra neveikiančios. Raktai. Mano raktai yra didesni už visą mano galvą. Čia yra vienas raktas, o čia yra pakabukai. Golai yra 3 čiupačiupsai. Ir mano kivis, supras apie ką aš. Turiu vieną gumytę. Turiu antrą gumytę. Man vis dėlto didelę gumytę galvau, kad atkirto. Visas yra iš fanmytų. Aš jas visą laiką nešioju su savim. Aš jas tokias nešiodavau ant rankos, bet kai jų dabar yra daugiau negu mano rankos dydis. Toliau yra rankų sanitizeris Pure Cleanse. Žinom tą jausmą, ką reiškia, kai palieti nešvarią gumą po suolu. Ir jeigu aš jo neturėčiau, aš nežinau, ką aš daryčiau be jo. Jis net tušinuką nuvalė, čia ant rankos prisipiešęs buvau. Turiu lapelių. Jie visi yra sulankstyti. Aš juos nusipirkau, nes galvojau, kad šiuos metus būsiu labai organizuotas žmogus. Bet pasirodo ne, ir jie tiesiog mėtos po visą kuprinę. Turiu dildę. Dabar didžiausias feilas gyvenime. Aš ką tik pamačiau trintuką savo kupriniai. Turiu galvoj, sakydama feilas. Aš visą laiką prašau draugų trintukų. Dabar man visą laiką trūksta trintuko. Tada čia yra popieriukas ir pamoką valgiau. Dar vienas. Pipetės tokios, nes kai nešiodavau lęšius į akis, tai man būna pradeda griaužti akį. Todėl aš visą laiką turėdavau užsidėjus su savim pipetės. Lęšiai man pradeda sausinti akis ir jeigu pradeda sausinti akis, jas pradeda pirštėti, jos pradeda šaroti. Turiu kvepalus, bet jų nebėra. Bet jie, mano mėgstamiausi kvepalai, jų nebėra, ta prasme. Visada kupriniai turiu gumos. Aš suprasme ryte valaus dantis, bet aš vis tiek visą laiką įsidu gumos. Tada turiu lęšių konteineriuką ir tada turiu klijų. Einam į antrąjį skyrių, tai yra didesnis. Nelaikau knygų, bet tiesiog laikau visokius random dalykus. Labiausiai random dalyką, kurį tikriausiai pamatys per video. Čia yra jėga lapeliai. Ir pažiūrėkit, kiek aš jų turiu. Čia jau yra nesveikai daug. Ir kodėl aš juos turiu? Tai kažkaip nuėjome mes į parduotuvę per ilgąją pertrauką. Ir aš pasiėmiau vieną lapelį ir vieną lapelį, tą, kurį pasiėmiau, už manęs atėmė draugė. Ir parduotuvė gana ankšta tokia ir tiesiog buvo atėję daug vaikinų. Ir aš kažkaip siekiau tos lapelius, bet nepasiekiau ir paprašiau, kad man paduotų lapelį. Ir man paėmė juos visus ir davė. Tai aš juos tiesiog nešiojuos, jeigu kada kam prireiktų, nežinau, kam gali prireikti. Jis dar kvepia Airija. Arba degėsiais. Šalikas, kurį aš matau pirmą kartą per 2 metus. Paskutinis dalykas mano šitame skyriuje. Daugiau didesniajam skyriui nieko neturiu. Mažai skyrių visą iškrauščiau. Taigi, labas visiems dar kartą ir dabar yra porą dienų jau po to video, kai aš esu filmavusi. Ir tiesiog gavau tokius dalykus. Tai yra ant kaklo ir tai yra čaukeriai. Vienas iš jų atrodo va taip, o kitas jau yra mano kaklo.
ir noriu apie juos trumpai pašnekėti. Šitie čiaukeriai, jie yra daryti rankomis ir jie yra iš ant kaklo. Jeigu jūs ieškot gražių, tiesiog netokių paprastų čiaukerių, manau, tai yra tikrai gana gera kaip ir parduotuvė. Jie kainuoja po 8 eurus. Tiesiog, jeigu jūs ieškat čiaukerio ir jums negaila 8 eurų už šitą, 8 eurai yra už siuntimą ir už patį čiaukerį, tai gal ir tada ta kaina nebloga. Užsegimai visi jie yra gan kokybiški ir dar vienas dalykas, kas mane labai nuvylė, tai aš užsisakiau šiek tiek kitokį čiaukerį. Ir nežinau, galbūt čia yra mano klaida, gal aš ne tą linką nusiunčiau. Už šitą tai tikrai mokėčiau 8 eurus, nes man jis yra tikrai labai gražus ir ant kaklo labai gražiai atrodo. O manau, šita juostelė tikrai nėra verta 8 eurų. Tiesiog užsukti ir pasižiūrėti, jeigu ieškat kažko tokio savo. Tikiuosi jums patiko šitas video, nepamirškit paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Su jumis buvau aš, Gabija, ir iki kitą kartą. Ate.